Sveiki, esu Mantas ir noriu papasakoti apie galimybės užsidirbti Libertažėje kompanijoje. Tai paremta praktiškai viskas paketais. Ir iš pradžių gaunate pirmą paketą bronzinį, kuris yra nemokamas, ir kiti paketai yra mokami. Visi paketai veikia tik 12 mėnesių. Taigi pradžioj jums, jeigu jūs neinvestuojate, tai pradžioj per 7 mėnesius susirinksite $420, kadangi bronzinėme pakete per mėnesį uždirbate $60. Tuomet susirinkę $399 nusipirkite booster paketą. Nusipirkę booster paketą jau kas mėnesį uždirbsite po $100. Taigi per 5 mėnesius surinksite $500. Kadangi plata sidabrinis paketas kainuoja $899, jums reikėsite sumokėti tik tai skirtumą. Kadangi dirbote su booster paketu tik tai 5 mėnesius, tai jums dar liks 7 mėnesiai sidabrinio paketo, kai nusipirksite. Taigi jau iš viso būsite dirbę visus metus praktiškai. Toliau turėdami sidabrinį paketą, dirbkite 3 mėnesius ir jau, kadangi platą sidabriniam paketą uždirbsite po $240, taigi per 3 mėnesius surinksite $720. Kadangi oro, tai auksinis paketas, kainuoja $1599, o platas sidabrinis 899, tai jums vėl tik skirtumą reiks sumokėti ir sumokėsite $700. Taigi jums dar kažkiek ir liks, dirbsite iš viso jau 15 mėnesių ir bus dar likę 4 mėnesiai iki pasibaigs paketo galiojimas. Kadangi jau turite oro paketą, auksinį tą, per tos 4 mėnesius likusius užsidirbsite $1600, nes per mėnesį gausite po $400. Taigi iš viso dirbsite 19 mėnesių, o susirinktus $1600 turėsite investuoti vėl ir nusipirkti per naują auksinį paketą. Ir dabar vėl iš naujo suksis metai, tai reiškia, kad turite auksinį paketą, kuriam dar likę visi 12 mėnesių. Taigi per jo pirmosius 4 mėnesius vėl užsidirbsite $1600. O kadangi platininis paketas kainuoja $3000 beveik $, o auksinis $1599, tai jums reikės vėl skirtumą tik tai sumokėti, kas bus $1400. Taigi, o jau dirbsite 23 mėnesius. Taigi, toliau per šitos dar 4 mėnesius, kadangi jau turėsite platininį paketą, uždirbsite po $800 per mėnesį ir susirinkite vėl $3200. Tai jau iš viso dirbsite 27 mėnesius ir kadangi dar 4 mėnesius išnaudojat, tai jau 4 + 4, 8 mėnesius išnaudot ir lieka dar 4 mėnesiai vizionario paketo, paskutinio aukščiausio paketo, kuris kainuoja $6000, o kadangi jūs susirinko 3200, sumokėsite skirtumą tik $3000. Na ir per tuos 4 mėnesius, turėdami geriausiai jau paskutinį paketą, uždirbsite po $1600 per mėnesį. Ir taip surinksite $6400. Dirbsite jau iš viso 31 mėnesį. Na ir aišku, kadangi metai jau baigsis po šitų 4 mėnesių, jau 2 metai bus baigėsi, taigi ir turėsite 6000, vėl jos investuosite ir gausite nusipirkę paskutinį paketą vėl. Na ir bus jau dabar nebėra kur toliau jau ir kaip kopti su paketais, tai visus metus uždirbsite po $1600 kas mėnesį. Tai būtų apie $19 000 per mėnesį ir 6000 vėl reiktų pasitaupyti kitų metų vizionario paketo pirkimui. Žinoma, tai labai ilgas procesas ir praktiškai nieko neuždirbsit, per 2 metus su viršum uždirbsite $402, bet turėsit jau paskutinį paketą ir tada jau daug uždirbsite kas mėnesį. Bet kaip paspartinti arba netgi ir padidinti savo uždirbamų pinigų kiekį.
Taigi, reikia kviesti kitus žmonės, kad darytų tą patį, ką ir jūs. Čia yra 6 lygių referalų sistema. Tas reiškia, kad jei jūs pakvietėt vieną žmogų, jis pakvies dar vieną žmogų ir taip toliau iki 6 žmonių, tai jūs gausite nuo visų 6 žmonių tam tikrą procentą nuo jų uždirbtų pinigų, priklausomai nuo paketo, koks procentas bus. Taigi, įsivaizduokime, kad pakvietėte 3 žmonės, jie pakvietė dar po 3 žmonės, ir tie 9 žmonės dar po 3 žmonės, ir taip toliau, tai susidarys 1092 žmonių komanda, nuo kurių ir jūs gausite tam tikrą procentą. Bet įsivaizduokime, kad jeigu kviestumėte jūs ir visi kiti po 4 žmonės, tai jau susidarytų 5460 žmonių komanda. Daug didesnė, 5 kartus didesnė negu 1000 po 3 kviečiant. Taigi, kiek uždirbtumėte turėdami komandą? Priimkime, kad jūs ir jūsų komandos nariai turite tik bronzinį paketą. Pirma, gautumėte $60 per mėnesį nuo pačių atliekamų užduočių. Antra, gautumėte 1% nuo komandos narių uždirbtų pinigų per mėnesį, kas būtų 60 centų nuo vieno nario ir $655, jeigu turėtumėte 1092 žmonių komandą. Bei trečias variantas, tai nuo narių mėnesio aktyvumo. Tai irgi būtų 1%, tad nuo nario gautumėt 40 centų ir jeigu būtų komandoje 1092 žmonės, tai gautumėte $437. Na ir viso tai susidarytų per mėnesį $1152, tai su jūsų uždirbtais bei komandos narių uždirbtais pinigais. Na, aišku, priklausomai nuo paketo. Aukštesnėse paketuose jūs uždirbtumėte daugiau. Taip pat, jeigu ir nariai uždirba daugiau, tai jūs irgi gautumėte daugiau pinigų. Taigi, kaip matote lentelėje, priklausomai nuo paketo, kiek gausite kokius procentus nuo komandos uždarbio ir nuo jų aktyvumo. Na, tai tikiuosi video buvo informatyvus ir naudingas ir ačiū už dėmesį. Sėkmės dirbant.